Sveiki, mėly Veido skaitytojai. 17 Veido numeris, jisai savaip skirtas tarptautiniai darbo šventėjai. Na, o antraštė, ji atrodo sensacingai. 250 000 sukčių darbo rinkoje. Iš ties mes nerašome apie kažkokias paslaptis, kurios nebūtų žinomos mūsų valdžiai. 4 milijono Lietuvos žmonių nemoka arba neprimoka socialinių mokesčių, tačiau gauna socialinę paramą ir sveikatos paslaugas. Įdomu, kad apie 14 000 apytiksliai, mane patikslins kolegė Vaiva Sapetkaitė, apie 14 000 vadovų gauna algas, kurios nesiekia minimalios mėnesinės algos. Na, jie yra tikrai elgetos, jeigu spręstume pagal jų banko sąskaitas. Kas tai per reiškinys ir kokia tai aisbergo viršūnė? Mes klausime Vaivos Sapetkaitės, kuri daug apie tai rašė. Iš tikrųjų, Lietuvoje yra 170 000 žmonių, kurie sudėjus visas pajamas negauna net minimalios algos. Ir kaip minėjo redaktorius, netgi 14 000 yra įvairių sričių vadovai. Tai iš esmės gaunasi taip, kad 14 000 vadovų uždirba mažiau negu 300 eurų. Ta iš populiariausių profesijų yra mūsų vargšai buhalteriai. Tai, kaip sakė jau Sodros vadovas Mindaugas Sinkevičius, neįmanoma iš tikrųjų, kad tokia būtų reali situacija ir mes galime sakyti, kad šitoje vietoje tikrai yra šešėlio. Populiariausiomis profesijomis Vaiva vadina tas profesijos, kur daugiausiai tų vadinamųjų vargšų elgetų, nežinau kaip juos pavadinti, kad jie neįsižeistų. Taip, skaitlingiausios profesijos, kur žmonės gauna labai mažus atlyginimus realiai. Ir visuomet kyla klausimas, kaip jie išgyvena. Taigi, mėly skaitytojai, linkime jums daug uždirbti, daugiau negu šitie neteisėtai mažai atlyginami žmonės, o gal, sakykime, netgi neteisėtai besielgiantys žmonės. Ir paskaitykite šitą Veido medžiagą.